Sveiki visi, turiu greitą komentarą apie Iraną ir mūsų vyriausybę. Nežinau, gal matėt, pridėsiu linką, kad Tadas iš Gyvenęs Brangus buvo pokalbiai. Ten buvo jisai ir vienas pašnekovas, priešininkas, oponentas ir dar porą pašnekovų. Ir labai aišku pasidarė vienas dalykas iš tų abiejų oponentų, kurie sako, kad Lietuvai reikia varyti kartu su JAV, ir taip sakant, palaikyti tą karą prieš Iraną. Ir tas vienas labai aiškus dalykas yra, kad kai tu sakai, kad klausykit, mes esam JAV partneriai, mes esam NATO ir partneriams reikia padėti, mes turim padėti ir štai, taip sakant, taip tą pusę ir pasirenkam. Ir kitas oponentas taipogi pašnekovas sako, kad žiūrėk, pasirinkti draugus, taip sakant, pasirinkti tą gerąją pusę ir tada tu su tą gerąją pusę va taip ir varai į priekį. Tai praktiškai ką tu sakai yra, kad mes neturim principų, mes pasirenkam pusę, va čia yra tie gerieji, nepasirinki tą pusę ir tada, kadangi ta pusė yra gera ir tu kažkaip ten juos pasirinkai, kad yra gera pusė, tada viskas, ką jie daro, yra gerai ir mes turim padėti ir taip sakant, tada kritiškai gal net žiūrėkit, reikia nemastyti, tiesiog juos palaikyti, nesvarbu, ką jie daro. Ir jo, tada tu sakai, aš neturiu principų, aš tiesiog pasirenku pusę ir varau, ir tada aš nežinau, kaip kažkokią tai diskusiją galima apdaryti, kaip tą kalbėti apie tarptautinės teisės principus, žmogaus teisės ir kitus dalykus. Jeigu tavo, taip sakant, tu kalbi ne apie vertybės ir principus, bet tiesiog, kad yra ta viena geroji pusė ir ta pusė, ką daro, viskas yra gerai. Tai pastebėkit tokią retoriką, pastebėkit tokį naratyvą ir tada, ką tas naratyvas iš tikrųjų reiškia, kai tu sakai, čia yra viskas gerai, čia mums tai sakoma, reikia žiūrėkit, Amerika bazelę reikia JAV įkurti, gal reikia padėti dar labiau kažkaip leisti naudoti gal savo, taip sakoma, oro erdvę labiau, kažkaip nori prisidėti, Ir tada, kai yra mokyklos bombarduojamos, kai yra ligoninės bombarduojamos, kai yra vaikai žudomi, tai čia yra viskas gerai, nes taigi tai daro tie gerieji. Ir mes tą matėm jau daugiau nei 2,5 metų, bet 2,5 metų buvo labai irgi tokie akis atveriantis, kai, taip sakant, Izraelį mes pasirinkom kaip savo draugą ir tada, kai Izraelis bombarduoja mokyklas, ligoninės, dializių centrus, mečetės, seniausias pasaulio bažnyčias, vandens filtravimo stotis, tai čia yra viskas gerai. Nes dar vienas toks panašumas, žiūrėkit, galbūt, kad kai dabar JAV subombardavo mergaičių mokyklą, buvo nužudytos virš 160 mergaičių, virš 160 vaikų, vieną ataką, čia yra tik vieną ataką. Ir žiūrėkit, ar nebus, JAV, aišku, čia ne mes, po to ten buvo arčiau kažkokios bazės, po to dar kažkoks, tokia visa piramidė, tokių bandymų kažką paaiškinti. Ir jau neprimena, kai Izraelis dabar, per paskutinį Gazos bombardavimą, nes Gaza buvo bombarduota ne vieną kartą prieš spalio 7 irgi, kai nebuvo, tarkim, pirma ligoninė Izraelis bombarduoti žmonės, o Dieve, ar čia galėjo tai būti, ar Izraelis galėjo bombarduoti ligoninę? Istoriškai, taip. O, Izraelis turi istoriją ligoninių bombardavimų ir tada, kai Gazoj prasidėjo, tai buvo pirma ligoninė ir po to buvo visos ligoninės sunaikintos. Ir tada buvo ištisai ligoninės bombarduojamos ir žmonės, kurie nori bėgti tarp ligoninių, tarkim, snaiperiai jos šaudo ir žudo. Yra masinės kapavietės prie ligoninių. Ar Izraelis galėtų bombarduoti mokyklą, žinodami, kad ten yra vaikai, jau kažkokie tiesiog žmonės jau glaudžiasi, ar tai jungtinių tautų, galbūt kokį žiūrėkite pastatą, Raudonąjį kryžių galbūt. Ar galėtų? Ir kaip daug kas ir sakė mane, kad tai, kas yra daroma Gazoj, ligoninių, mokyklų bombardavimai, civilinių objektų bombardavimas, kad tai bus normalizuojama. Kad mes tą matysim daugiau kur. Ir mes dabar tą matom Irane. Bet kadangi tai yra daroma draugų, žiūrėkit, viskas gerai, reikia padėti. Ir aš tada turiu tokį gan absurdišką komentarą, bet kadangi pati situacija tokia yra, tas lenkimasis imperijoje mane yra toks absurdiškas, tai tada galvoju, blemba, tai varykim iki galo. Jeigu taip lenkiamės JAV yra draugai visą laiką teisūs ir mums reikia būti JAV draugė, nes yra ta Rusijos grėsmė, Rusija, kadangi grasina, yra grėsmė, tai mes turim lenktis JAV, ir lenkiamės taip žemai, tai tada lenkimės iki galo, tada sakykim, kad mus apsaugotų, tegu mumis blemba okupuoja.
tegu atsiunčia Amerikos tankus, gal kokiu tai patikros punktus, ar ne, čia tegu atsiunčia, tegu mumis okupuoja, nes taip okupuodami mumis gal žiūrėkit išlaisvins. O jeigu kažkas nenorės Lietuvoje, kad mumis okupuotų, gal tada tiesiog subombarduos ją pas mumis irgi mokyklų, biškių ligoninių, nes precedentų tam labai daug jau yra. Subombarduos, okupuos ir ta okupacija mum atneš laisvę. Klausykit, okupuodami mus išlaisvins, nebebus tos kitos grėsmės, žiūrėkit, mus išlaisvins per okupaciją. Kaip kad išlaisvina, pavyzdžiui, Iraką, kur mes irgi, man atrodo, lietuviai siuntėm padėti išlaisvinti Irako okupaciją, mes tą darėm. Tai tiek ir absurdiškas tas komentaras. Jei kažkas galvoja, vau, jūs kaip tu čia taip nuėjai, kad dar žiūrėk kažkokią okupaciją, nori išlaisvinti. Tas naratyvas gali būti jums girdėtas. Ir tai yra tas naratyvas, žiūrėkit, ar nebus jisai vėl dabar garsiai skleidžiamas. Ir jeigu jūs nesutinkat, ir aš labai norėčiau galvoti, kad jūs nesutinkat, ir jūs gal sakyti, mes kaip tauta, mūsų valdžia dabar didžiulė nacionalinė gėda istoriškai, kuri niekada neišdils, bent jau man, kai mes spaudžiam rankas okupantą, mes norim mokytis, norim ginklus pirkti šalies, kuri vykdo genocidą, ir iš imperijos, kuri tą šalį palaiko, ir dabar Iraną bombarduoja irgi, ne. Tai aš galvoju, aš vis dar turiu kažkokios vilties, kad mūsų vyriausybė neturiu, bet kad mes, kaip žmonės Lietuvoje, mes žinom geriau, mes suprantam labiau, mes tokiem nusikaltimam nepritariam, mes negalvojam, kad laisvė ateina per okupaciją, mes negalvojam, kad laisvė ateina per bombas. Ir žinau, kad šiandien yra, kai dabar įrašinėjo kovo 11, čia yra labiau sutapimas, bet dėja, kai pagalvoju, gal yra daugiau negu sutapimas. Nes jeigu yra jau proga pagalvoti apie laisvę kažkokią, ne, tą tokį išsilaisvinimą ir ką tai reiškia, ir laisvę nuo ko, taipogi, nuo kokios agresijos tai galėtų būti laisvė irgi. Ir kad mes kaip tauta galim geriau. Mes galim nepalaikyti, mes galim sakyti, kai yra mokyklos, ligoninės, viskas naftos, ten telkiniai viskia bombarduojama, naikinama, ne, kai yra masinės vaikų kapavietės, mes galim pasisakyti prieš masinės vaikų kapavietės Gazui ir gal dabar Terane, ne, irgi, kad mes galim geriau. Kad laisvė per mokyklų bombardavimus, laisvė per gydytojų žudimus, jinai neateina. Ir aišku, taip visų pirma, okupantas savęs negina, ne Gazui, nuo žmonių, kurie okupuoja. Ir kad Amerika, mūsų draugė, kad taip jinai žmonių neišlaisvina. Kad nužudydama mergaitės mokyklose, mergaitės taip nėra išlaisvinamos. Nuo bet kokio, kad ir labai baisaus Irano, taip, baisus Irano režimas yra, niekam jis nepatinka, bet mergaičių žudimų tai jų nuo to režimo neišlaisvinė. Taip galvot nėra kažkokia radikali mintis, bet kai naratyvas yra, jo, reikia, čia mūsų partneriai, mes turim, čia gal biški bombardavimą, bet žiūrėkit, čia yra didesnis tikslas. Tikslas, kur net pati JAV nėra pasisakius. Patys JAV politikai sako, mes nežinom, koks yra mūsų tikslas, nežinom, kokia yra strategija, tiesiog mumis veda į šitą karą. Daug minčių šiandien, kovo 11, ne tik kovo 11, ir daug vilties, kad mes galim geriau, mes žinom geriau, mes suprantam daugiau ir mes pasisakysim prieš. Tai ačiū labai ir iki greito.